Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos įgyvendinimo laikotarpiu smulkūs ūkininkai savo valdas gali modernizuoti pasinaudodami parama pagal šioje programoje numatytą priemonę pusiau natūrinis ūkininkavimas. Paramos pagal šią priemonę gali kreiptis ūkininkai, kurių žemės ūkio valdos dydis yra nuo 1 iki 3,99 europinio dydžio vienetų. Parama pagal šią priemonę mokama 5 metus. Po 3 verslo plano įgyvendinimo metų paramos gavėjas privalo teikti mokėjimo prašymą ir jei verslo planas vykdomas, parama skiriama dar 2 metams. 5179 litai į metus. Ta suma iš pažiūros yra nedidelė, bet smulkiesiems, manau, tai yra reikšmingi pinigai ir tų pinigų galbūt ne visiškai pakanka, bet šiek tiek prisidėjus iš savęs, užtenka, kad ūkis ekonomiškai suaktyvėtų, jie gali juos panaudoti investavimui į savo žemės ūkio valdą, konkrečiai pirkdami naują žemės ūkio techniką, rekonstruodami ūkinius pastatus arba tvarkydami infrastruktūrą valdoje, jeigu jinai susijusi konkrečiai su jų žemės ūkio prekyba. Rugsėjo mėnesį baigtos rinkti ūkininkų, nusprendusių šiemet pasinaudoti parama pagal priemonę pusiau natūrinis ūkininkavimas paraiškos. Priemonės įgyvendinimui 2012 metais skirta 19 milijonų litų. O gauta paraiškų, kuriuose prašoma paramos suma siekia kiek mažiau nei 7 milijonus litų. Priemonė tikrai yra naudinga ir reikalinga, o galbūt tas paramos gavėjų skaičius ne visada atspindi tą realų poreikį. Šiais metais naujo paraiškų rinkimo etapo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metais programos priemonė pusiau natūrinis ūkininkavimas nebebus. Tačiau numatoma, kad priemonės įgyvendinime ketinantys dalyvauti smulkieji ūkininkai paraiškas paramai gauti galės teikti ir kitais metais.